Sveiki, tūkstantis elektriniečių. Nu ką, dėl mūsų pakrančių finišo tiesioji. Ir svarbiausia, kad jis spręsis būtent čia, Elektrėnų savivaldybėje. Ir aš įsipareigojau sakyti tiesą taip, kaip yra. Ir ar tai kam nors patinka ar nepatinka. Ir pasakysiu ir šiandien, bet taip pat priminsiu, kad pasidarom šiandien tiesioginę transliaciją, tai yra Liepos 20 dieną, sekmadienį, 8 val. Vakare, kaip visada, mūsų tūkstantis elektriniečių Facebook grupėje. Dabar koks yra sprendimas? Tai mūsų Elektrėnų savivaldybės taryba balsuos už savivaldybės bendrąjį planą. Čia reiškia visą savivaldybę, visas savivaldybės pakrantės ir taip toliau. Tai reiškia, ne kažkur tai ministerijoje, ne koks ministras, vyriausybėje, ten Europos Sąjungoje ar ateiviai kokie. Ne, mūsų tarybos nariai, 25 tarybos nariai balsuos už miestą bendrą planą, kuriame yra sudėto užstatymo zonos. Aš dabar konkrečiai kalbėsiu ne apie Semeliškės, Vieviečius, Daugirdiškės, nes liečia ir jūs, ne jūsų ežerus, bet kalbėsiu apie mūsų Elektrėnų. Ką va dabar konkrečiai apie Elektrėnus. Elektrėnuose tai yra Mažyklės paplūdimys, Gaibonė 3CT, tai yra mūsų centrinis paplūdimys, čia Rimi ir taip toliau, ir dar būsimi sklypai, kurie bus ten parduoti ar porceliuojami. Visur didinama užstatymo zona. Tai reiškia 15%. Ir čia leis tą būtent tarybą su šitų dokumentų. Aišku, jinai nori apie tai nekalbėti, kad čia jos sprendimas. Jinai nori užbalsuoti, tyliai trimituoti. Va, čia priėmė miesto savivaldybės bendrą planą, kaip jo reikėjo, jau senai nebuvo. Bet tas dokumentas būtent ir leis Gediminui savo parašu viską daryti ir tiems savininkam 15% padidinti. Žinot, kad Gediminas jau buvo pasirašęs 15%, bet statybų inspekcijai buvo apskūsta ir statybų inspekcija pasakė, taip negalima, reikia būtent šito dokumento. Tad ką, gyventojai, ginam savo interesus. Didelis protestas, kuris parodys tarybos nariam, kurie drįs užbalsuoti už šitą dokumentą, kad mes juos per kitus rinkimus sumalsim į miltus ir šių liks šlapia vieta, ar mes viską praryjam ir nuleidžiam. Aš pasirengęs kovoti, bet tik su viena sąlyga, jeigu Elektrėnų gyventams ir apskritai Elektrėnų savivaldybėms, nes ir jūsų ežerus reikia. Ginam, tai reiškia protestas, didžiulis, rimtas, su daugybė žmonių ir pasakom, mums tokia jūsų politika netinka. Vaitukaitį, go home, Kaunas. Nėra čia ko, nieko čia nepameti, pasiėmi savo pijoką ir go home, Kaunas, nuo mūsų pakrančių. Tai va, tai ką? Tada šiandien tiesioginė transliacija 20 val. Vakare ir Liepos 20 dieną sekmadienį, kaip visada, tūkstantis elektriniečių Facebook grupėje, pasidarom tiesioginę transliaciją, nes būtent nuo mūsų tarybos priklauso ir tarybos nariai, neapsimeskite, kad taip nėra. Aš jūs puikiai suprantu, jums sunki dilema įtikti valdžiai ir skaityti su visuomenės nuomonę, skiriu netgi jums savo eilės, kurios įdedu į aprašymą. Paskaitykit. Ką, visiems gražaus sekmadienio ir pasimatysim vakare. Iki.